Palauk, ar aš teisingai išgirdau? Tu nenori mokytis? Taip, tu palauk. Kokia diagnozė? Tingi mokytis. Taip, tu nori man pasakyti, kad geriau rinktumeisi neįstoti į savo svajonių universitetą. Nu, gal net tas ir leistų tau išsikraustyti iš savo namų ir, pavyzdžiui, pagyventi kitą mieste. Ne, tai tu geriau tiesiog patingėsi dabar, ne, pasižiūrėsi, kaip tavo draugėms puikiai sekasi įstoti ten, kur nori, mokytis savo svajonių specialybės, o tu tiesiog tingėsi. Tai aš tiesiog galiu parekomenduoti, kad mokytumeisi per programėlės, nes yra dabar tiek daug AI visokių programėlių, tai viena, kurią galiu parekomenduoti visų 100%, tai yra Astra AI, nes čia tiesiog įsikeli savo konspektus iš pamokos, ten skaidrės nusifotkini, realiai nieko nereikia net turėti užrašų, todėl aš irgi neturiu nei vieno užrašo, tiesą sakant, dabar univerė studijuodama ir tarp kitko esu Erasmuse, taip kad jeigu būčiau patingėjus dar mokykloje, tai šitam Erasmuse nebūčiau. Sorry už rentą, bet čia buvo skirta tam būtent žmogui, kuris žiūri mano video, nes žinau, kad algoritmas tikrai parenka video neatsitiktinai. Taip pat jeigu šitą video gavai, eik mokytis dabar.